ką, labas rytas visiems. Šiandien atvažiavom į Snaudoniją ir šturmuosim. Štai už manęs stovi gražuolis, didingai savo. Trifanas. Šiaurinė pusė. Senai norėjau tai padaryti, pagaliau sulaukiau, kad nebūtų didelio vėjo, kad nelytų. Tiesiog geras oras, tobulas rytas, giedras dangus. Einam ruoštis. Nu, apsirengiam. Bandysiu su kėdais eit, pasižiūrėsim, jei bus slidu ar kažkas, ar nepatogu. Tai turiu atsarginį variantą. Žygio batus, bet kol kas galim pradėti žygiuoti. Štai ir takelis. Žygio pradžia. Oras nuostabus, vėjo beveik nėra. Čia realiai 5 minutės nuo starto. Ir jau vos ne 4 reik lipt. Gerai, kad mano kojas dar ilgas. Aukštai galiu iškelt. Kol kas nesidaro problemų. Bet jau reik pabiški žiūrėt, kur kelias veda, nes kitaip pasiklysiu. Nėra jis toksai akivaizdus. Nu čia dar normaliai grįžom vėl į taką. Bet pasižiūrėsim, kas toliau. Šiaip visai nemažai čia parkingo aplinkui matau prie šitą ežerą ir visai nemokamus yra. Tai visai patogiai čia atvažiuot. Bet jaučiu į vasarą, ypač vasarą, tai jis greitai prisipildo. Tai reikia labai anksti būt. Bet tokiu metu jau rudenį labiau. Nemanau, kad čia būna toks didelis srautas. Tai visada, manau, vietas būtų. Tenai matau tolimai net didesnę aikštelę. Bet turbūt jau mokama. Tai va. Wow. Įdomu, koks vaizdas bus, kai saulė pradės lyst. Ta anksti, kiek čia? Po 7:14. O saulė kyla tik po 7:05, man atrodo. Tai tik pradėjo kilt. Ir aš jau lipu. Tai dar kol už kalnų išlys. Koks pusvalandukas ar valanda praeis. Bet iš tikro nemažas kelias buvo link čionais. Apie 4 valandas važiavau. Tai irgi reikėjo keltis apie vidurnaktį. Pusiau pamiegojęs, pusiau ne. Bet žinau, kad bus verta tikrai šiandien. Ja, dabar jau džiaugiuosi, kaifuoju dėl būtent šitos akimirkos. Ir žinau, kad toliau bus tik dar geriau. Iš tikrųjų, kaip žmonės sako, kas eina į šitą kalną, kiek žiūrėjau tenais, kiek domėjausi biškutį. Tai sako, kas eina, tai visada atranda vis skirtingą kelią. Niekada nepapuola į tą patį. Sakė, vienas žmogus iš vis 14 kartų buvo ir nei karto tą pačiu maršrutu neėjo. Aš irgi čia matau beveik kiek įsišakojimų. Gal net per šitą lipt bandyti. Čia takelis po dešinę. Čia, nežinau, tiesiog kopimas per žolės akmenis. Praėjo 15 minučių. Aš jau čia. Žiauriai gerai. Čia normaliu tempu einant. Jaučiu per 1,5 valandos iki viršaus galima daryti. Nu, antrą kartą bus challenge'as. Speedruną padarysim. Atsargiai. Neskubant. Ir pasieksim viršūnę. O kas mūsų viršūnėje laukia, norėt paklausti. Siurprizas. Galbūt labiau savo, negu kažkam kitam. Bet va, pažiūrėkit. Dažas vis skirtingom spalvom. Eina savo. Tiesiog pasaka.
Visiškai tuščia, dar nei vieno žmogaus nesutikau. Bet gal jau kažkas jau viršūniai. Gal kažkas naktim lipa tokiais. Arba gal aš čia vienas toks, kuris blūdino. 7 ryto ir neturiu ką veikti. Žinokit, aš čia jau pakliuvau. Čia tikrai reikia jau 4. Kitai be šansų. Reikia sėdėti, jos jaučiu ant kuprinės, kaip ir sakiau. Ir bandyti kitą etapą. Išlikimo. Bandom lipt. Kol kas labai fainai. Gražu. Biškį drėgna, šlapia. Bet apeisim. Apeisim tas kliūtis. Nežinau, ko tikėtis iš šitos kelionės. Iš šito kopimo tiksliau. Nes aš kažkada apie šitą kalną domėjaus. Bet per tą laiką, kol sulaukiau, kada čia galėsiu lipt, viską realiai pamiršau. Atsimenu tik kelis faktinius dalykus. Kad šitas kalnas turi savo sunkiausią etapą prieš pat viršūnę. Jis pavadinimu Šiaurinis bokštas. Ten daugiausiai ir būna nesklandumų, gelbėjimo atveju arba net sužeidimų stiprių. Kiek žinau, irgi reikia patikrinti ar faktus, bet vidurkis, kad per metus šitam kalne miršta apie 8 iki 10 žmonių, turbūt kažkas tokio. Tai grubiai po 1 per mėnesį. Kol kas iš tikrųjų labai lengvas maršrutas. Net ir vaikai čia sugebėtų eit. Iššūkių didelių nematau. Nes esu matęs viršūniai, kad ir su šunim žmonės užlipa. Ir su mažiukais, ir su dideliais. Tai, manau, nėra tokia didelė problema. Įveikiamas šitas kalnas. Nes aš buvęs šitoj viršūnėje 2 kartus. Bet pro šiaurinę pusę atėjęs užkopęs. Tai, pro pietinę. Pietinė yra daug lengvesnė. Bet ten irgi reikia laipiot per tokius akmenis didelius. Nėra pats saugiausias variantas. Jeigu norit prasieiti tiesiog arba į kalną užlipti, geriau rinkitės Snaudoną. Ten labai gražus takelis, ežerai tokio pačio gražumo. Jo, rašo čia, eit aplink šoną. Arba čia galiu bandyti. Pabandysiu čia galiu virš. Nukirsim kampą ir pažiūrėsim. Gal daugiau nuotykių čia bus. Nes atrodo biškį sunkiau. O, už tokių laikytis. Ir eiti. O, gerai, palik mano striukę. Nelaužyk striukės. Šitas atsargiai ant šito įsižymėkit, jeigu lipsit, kad netyčia galvą nestuktelt. Aš jį gražiai pabandysiu apeit. Taip. Jo. Neatrodo labai saugiai, ką aš čia darau. Bet įsirinksit, manau, savo maršrutą, jeigu čia bandysit lipt. Ar jau esat lipę, nežinau. Aš nebūsiu jūsų gidu tikrai. Bet kas mėgsta ekstremaliau kažką pasivaikščioti, ne tik, tai tikrai rekomenduoju šitą vietą. Jau dabar kaifuoju nuo kiekvienos sekundės. Wow. Damn. Kaistelis. Na jo, čia linksmumas prasideda. Čia nežinau, reikėjo gal apeiti, nes nusileidimas netoks malonus. Galiu nučiuošti bandyti, bet čia yra nulipimas. Kol kas dar žaidžiam saugiai. Neverta. Kol apšilimas dar. Nepridurniuokim. Nuo pat ryto. O, grįžom į tą kelią. O, čia jau linksma, man patinka. Tikrai 4 reikia, kitaip neįmanoma užlipti. Nemanau. Nebent jums koks šuo padeda.
koks akrobatas. Nežinau. Arba turit labai šuolį gerą, kad virš mano galvos galėtume pašokti. O, reikia iš tikrųjų žiūrėti į viršų, vis pamiršti šitą. Kai lipu, nežiūrėti tik ir į apačią, bet ir į viršų. Nes kitaip gali išlįsti koks akmenukas ir biškį nujungt tave. Reikia šitą įsidėmėti. Nepamiršt. Iš tikrųjų, tokiais dalykais susiemu. Pirmą kartą GoPro nusipirkau irgi. Pirmą kartą. Realiai pirmas toks video filmavimas dabar. Neįsivaizduoju, kas gausis. Realiai darau į dėl savęs gal labiau. Kad ateity pažiūrėt, kad pasimokint, kad gal žvelgsiu pats savo kažkokio nesąmonio įdomybių, ko tą momentą neįžvelgiu. Bet to pačiu galvoju, kodėlgi nepasidalinu su visais kitais, kurie norėtų pažiūrėti, ką aš čia veikiu, kas tai yra šitie kalnai, kurie randasi. Kažkaip čia užsisukau, nes jo, per daug tas ežeras kažkaip atsivėrė, neturėčiau aš jau tiek matyti, reikia grįžti. O, nepaslystam. Ne dabar dar. O, ne, Lukai, žiūrėk į viršų, susikaupk, žiūrėk akmenis, kurie atsiranda tau prieš pat galvą. O, čia jau grinai improvizuoju, nes neįsivaizduoju, kur eit. Nebėra maršruto jokio. Telefonas grybauja. Kol kas dar, jeigu užlipsiu, atrodo saugiai galima nusileisti. Nes, sakau, yra tokių spastų. Tikrai skaitęs labai daug apie šitą ir atsiminiau labiausiai, kad jeigu nusuksi ne ten kažkur, užlipsi ir nebebus galimybės jau nulipti, nes per daug pavojinga tiesiog. Turi įvertinti pats situaciją, ar užlipęs sugebėsi nulipti. Nes užlipti lengviau, vis tiek, kai nulipinėjai, nelabai matosi po kojom, kas yra. Ir šiaip gal ne tas kampas būna, kai užlipant. Ir labai nepatogu būna, labai gali prisižaisti ir nuslysti. Tai va, didžiausia problema ir būna, kai žmonės sustringa šituose spąstuose, būtent šitą kalną. Ir aš pagal žemėlapį einu tiesiai į juos. Tai gal sukimės į kitą pusę. O, ne. Ką aš darau, nu pažiūrėkit, kur aš einu. Eina, atrodo grįžau iš tą kelią, kirtau, vėl išlėkiau. Čia kai driftinčiau grinai. Pala. Ne, ten tai tikrai nebeisiu, čia bandysiu. Įdomiai atrodo, bet labai fainai. Su kėdais pats tas. Kaip ir sakiau, kai buvau aną kartą čia, lipau per pietinę pusę, nes pranašavo lietų. Tai tikrai nenorėjau rizikuoti. Tikrai ne pirmą kartą. Tai, čia prieš mėnesį laiko buvo, nežinau ar sakiau. Tai, opa. Tai nusprendžiau atidėlioti ir lipau tiesiog per pietinę pusę. Daug lengvesnė. Nors apgavo mus, nelijo tą dieną, bet buvo gan stiprus vėjas. Tai vis tiek nėra super sąlygos tokiem dalykam, ypač pirmiem kartam. Realiai pats biškį dabar matau per kamerą save, kad lipu 4, nes taip ir yra. Net nežinau, į telefoną nėra laiko žiūrėti, kur kelias, nes va, čia galima biškį atspėti, sustot, pasigrožėti ir pažiūrėti, ar grįžom. Nope. Visiškai per pievos einam. Tai negi man ten žemiau. Jo, matau tą kelią žemiau. Kodėl aš tiesiai šitą užlipau? Nu, bet jau tikrai nesileisiu atgal. Kaip aš to kelio? Nu, čia aišku. Nekaltinu savęs. Tikrai neįsiu lengviausiais takeliais. Pasižiūrėsime dar kol kas, kaip ir sakau. Pasitikiu savim, kad nulipt galėčiau tą pačių maršrutų, kur atėjau. Tai va. Jau prakaito lašeliai biškį atsirado.
Aprasojau, nemeluosiu. O, geras. Jo. Čia kas 5 metrus atsisuku tiesiog į kitą pusę. O, wow. O, šakės. Eina savo. Lyg kažkas drastiškai pasikeitė. Tiesiog tas pats kampas, vos ne tas pats vaizdas. Geras, užklupau netyčia. Nuo šito dropo atropojau. Už kampo žiūriu. Su vaikučiu. O Dieve, aš nenoriu trukdyti jam. Tipo, man kito kelio ieško dabar. Nepasmėgsit manęs. O, kai spigina jau. Geras. Nice. Įdomu, kažkas eina dar žmonės. Jau tikrai nebematysiu. Tik ežerą kamput. Koks mažiukas. Geras. Eina savo visą šeimą. Trukdau aš čia jums. Bandysiu kažkaip apeiti pro tą pusę. Gerai, netrukdau aš jums. Oho. Per žolės nėra saugiai, ypač ryte. Šlapia, labai šlapia. Su kėdais. Aha. Gerai, biškį prispaudė, bet nieko. Sakiau, slidu. Gerai, man dabar įdomiamus. Stebėkit. Ninja. Žiūrėk į viršų blokai. Kad nepapultų akmenukas. Wow! Eikti savo. Nesvaik. Čia toks fainuolis. Kai čia fainė. O tikrai lipsiu. Pažiūrėkit. Jo, tikrai lipsiu. Žinau, čia lankas yra, galima apeiti. Tuoj parodysiu jums. Pažiūrėkit. Nežinau, kiek užsilenkiau, kiek matosi. Čiut ne matricai dabar gyvenu. Gerai. Bandom. Čia jau reiks, man patinka. O Dieve, neatsiaida varva. Ta prasme. Gerai. Jo. Reikia vertinti situaciją, ar galėčiau grįžti. Jei ką. Čia fainas užlipimas. Čia galima apeiti. Nežinau, ar lengviau, bet grinai va, ninjago. O, į šitą reikia. Geras. Labai fainai. Tikrai suprantu, kurie žmonės čia daug kartų lipa, kad nesirenka tą pačią maršrutą, kad net neužtaiko, nes jau čia net neįmanoma atsiminti, kur tu čia eini. Biški yra dropas. Jau matosi, nežinau, kiek jūs matot tą kamerą. Aš su ją dar nedraugauju. Oho! Maks iškėliau kokią galiu. Oho, išlindau. Geras, ant platformas. Tai ant jos ir užlipau dabar. O Dieve, wow. Atsivėrė daugiau visko. Eina savo. What a time to be alive, kaip sakoma. Wow. Gaivus vėjelis. Toks vos. Nežinau, ar idealesnė ora gali būti kaip šiandien. Nėra karšta, nėra šalta. Kopimui 100% sąlygos. Priėjom dar vieną atkarpą įdomesnę. Bet iš tikrųjų pagalvojau, jei dabar iki šiol mane žiūrit, tai esat tikrai mano mėgstamiausi žmonės jau. Čia hands down. Eina savo. Pats įdomu, ar tiek žiūrėsiu, kaip padarysiu šitą video. Nusibaus tiesiog jaučiu. Tas pats per tą patį. Akmenukas po akmenuko. Vaizdai nesikeičia. Čia nusipirkau action kamerą. Bėlė kiek veiksmo. Dabar yra. Nespėju sužiūrėti, tą prasme. Su degonim dar viskas okei. Kiek čia?
500 metrų sukelimas, tai vis tiek, žinai, jau praretėja jisai, sakyčiau. Tai tu nori pasakyti, kad čia tas šiaurinis bokštas. Wow! Ta prasme, toks masyvus, toks didingas. Aš nežinau, ar čia matas mastelis, bet eina savo. Ir aš jį valysiu. Tiesiu taikinį, jau matau vos ne liniją, kur eit. Wow! Pasak. Orelis, tiesiog irgi. Eina savo, aš negaliu patikėti. Kaip man šiandien gerai, kaip man šiandien sekasi, kad aš iš vis esu, koks aš dėkingas iš tikrųjų. Kad viskas sklandžiai. O ne. Geras. Eina savo, jūs pažiūrėkit. Ką, nespėjom atsikvėpt ir važiuojam. Važiuojam. Atsikvėpsim viršūnį. Nėra ko čia stovinėt. Nors iš tikro prisidėjau valgyti tiek, atrodo, 2 dienom ten užtektų pavalgyti normaliam žmogui. Bet neįsivaizduoju, gal 10 sumuštinių prisitepiau. Sneakersų prisidėjau. Kai ką dar tokio įdomaus, džiovintų bananų. Bet to nieko nesidariau. Eina savo, čia belia kaip gerai. Aš net nežinau, kur eiti, tiesiog rizikuoju. O, wow, čia biški įdomus. Nežinau, ar čia, nusileisiu dar, jei užlipsiu. Bet jau grinai nindzės kilų reikia. Gerai, čia bandysim atsispirt gal. Aha. Čia laikomės. Kur toliau? Bandom čia. Nepamirštam laikytis. Įsikabinę. Okei, labai fainai. Tai sako, čia tas šiaurinis bokštas. Nu, okei, užskaitau. Jau patinka. Oho. Okei. Nu, kaip čia lipusi. Nežinau, kiek matas per kamerą, bet man tai labai gerai matas. Ta prasme. Eina savo. Bandome. Aš nežinau, kas ten viršui laukia. Tikiuosi nereikės nusileidinėt, kad tikrą viršūnę pasiekti. Nes čia nemanau, kad dar viršūnė. Čia tiesiog tokia atkarpa. Įdomesnė. Bet realiai čia ir prasideda. Visas techniškumas. Ne tiem, kur bijo aukščio, nerekomenduočiau. Ne, aš čia neįsivaizduoju savęs lipant, jeigu būtų šlapę. Nes ant tokių iškišulų dedu koją, kad atrodo jų nesimato. Tiesiog imitacijos ant akmenų įsikišusios. Ir tiesiog... O, gerai, čia džižyklą tokią padaryta. Davai, lipam. Su kedukais. Drąsiai. Gražiai čia susiformavo gamta matulė. Žiūrėk į viršų, Lukai. Žiūrėk į viršų. Wow. Iš tikro gan sparčiai lipu. O, matau pirmą žmogų. Geras, jis jau irgi mane pamatė. Dabar už kalną užėjo. Irgi turbūt vienas kaip aš. Tik nesikalba, gal su savim aišku. Nėra keistoris. Da, nepačiuožė. Įsibėgėjęs jau, sakyčiau. Na, aš įsivaizduoju, kodėl žmonės apeina šitą bokštą. Nors nežinau, ar apėjimas yra. Čia nais.
Oho. Gerai, čia jau reikia apgalvoti. Kaip šitą apeit kliūtį. Gerai. Rankos nėra kur laikytis. Kad būtų už ko paimt. Nu. O kaip tokie čia nais. Būtų gerai. Apšliaušim tiesiog. Wow. Eina savo. Matau, žmogelis ateina su maikutė. Na, aš dar ne iki tiek, bet jau artėja. Čia iš adrenalino labiau karšta darosi, negu fiziškai sunku. Šiaip čia daug lengviau man eit, negu tą keliu, bet tiesiog į viršų. O, wow. Ta prasme, yra biškį nusileidimo, bet aš pasiekiau šitą bokštą viršūnę. Jaučiu tą dabar adrenalino rašą. Pareina. Atrodo, blemba. Užsikabinau. Kaip fainai. Nu čia nelabai nulipsiu. Gerai, čia nusileisiu. Čia užlipsiu tais dribaisiais. Čia užlipsiu ir viršų. Nu gerai, manau leistis kažkaip. Nes čia tikrai nešoksiu. Tikiuosi, neprisižadžiau ir neįstrigau. O nematau nusileidimo bent jau čia. Vat jau čia ir įdomiausia dalis. Gerai, bandom. Negi čia žmonės pastringa, nu nesąmonė. Nors jo, biški dropas yra. Reikia žiūrėti, atlaikysi. Pasitikim. Skeveldrom. Tiek metų atlaikė. O, čia tai nežinau, nenulipsiu. Gerai, palauk. Jeigu apsisukčiau. Bet čia belekas būtų, jei kamerą padėčiau šonę ir lipčiau. Bet neįmanoma čia užlipti atgal. Pažiūrėkit. Man reikia čia nusileisti. Na ir gerai. Kaip kamerą reikia išlaikyti. Šitas klausimas irgi yra. Ne. Kol kas lipu ant gal. Šitas variantas nelabai saugus atrodo. Pirmam kartui. Nu, tikiuosi, neustrigom čia nais. Gebėsim kažkur nusileisti. Žiūrėkit, čia pabandysiu. Visur reikia apsiuostyti, išbandyti visus kampus. Na jo, čia tikrai daug saugiau, ta prasme, ką aš čia norėjau daryti. Nu, tikrai nesuper saugu. O, gerai. Pareguliavau kamerą. Sustojau pailsėti. Kitą vaizdą miškį parodysim. Apeit šitą. Opa, tilpau. Striukę dar turiu. Jo, nepabėgu. Užsikišęs už kuprinės. Gerai, čia jau atrodo easy. Aš iš tikro, nežinau ar jūs jau matot, bet matau dar geresnį bokštą. Gal čia tas šiaurinės bokštas yra. Wow. Ne, aš negaliu tik žiūrėti. Kiek jau įveikiau iš tikro. Čia pastebėjau, kur jaučiu saulė visada nešviečia. Pavėsis, slidus akmenys. Biškis lystelėjau, kol kamerą buvau išjungęs. Bet nieko. Pažiūrėkit. Ai, nu, nesimato. Pažiūrėkit. Čia nais varom.
Ai, Lukai. Kaip tu čia sugalvoji atvaryti? Kas tau šoja į galvą? Kaip tu gali? Kaip tau patinka tokie dalykai? Iš tikrųjų, manęs visada šeima klausinėja tokių klausimų. Nesupranta. Ką aš čia darau? Neturiu ką veikti tiesiog. Neturiu, nesusigalvoju geresnės veiklos tiesiog. Reikia kartais ištraukti iš rutinos, suprast, kad vėl gyveni. Tai turbūt mano galvai dideliausias pabėgimas tiesiog nuo visko. Matau jau viršūnę. Žmogelis tiesiog ant krašto čilina. Arbatėlę geria. Į saulutę atsisukęs. Ne, pasakojame gyvenimus tiesiog. Įveikiau šiaurinį bokštą. Čia dabar biškį tam keturiam paeit. Ir startas iškilimas į pačią viršūnę, kur tas didelis akmenukas. O čia dabar vyriškis išėjo. Ką? 1,5 valandos. Ir beveik ten. Tai štai pasiekėm tą viršūnę, o čia žymusis Adamas su Ieva. Šitie du akmenys, pavadinti taip. Nežinia kodėl, nesidomėjau labai daug, bet tiesiog simboliniai du akmenys ant pačio kalno viršūnės. Ir tradicija per juos tiesiog peršokt. Užlipt ant vieną, peršokt ant kitą. Užlipus kalną. Neatrodo gal toks didelis challenge'as, bet kai pavargia kojos po tokio kopimo, drebančias, klybančias, nėra labai užtikrinta jausma, kad dėsi tą žingsnį ir nusileisi tikrai ten, kur nori. Gonna try it. That's a tradition. That's Adam and Eve. Yeah, Adam and Eve. That's Eve, right? I'm not sure, I haven't checked them. And just, you have to jump across. Yeah. Well done. Easier to get down that way, right? I think so, yeah, So because I just gotta go back. it's a flatter rock to jump off to. And just jumping off. There you go. Thank you. No worries. Nice. Kad turėtume tą supratimą maždaug, kiek sugebės video perteikti. Ir atgal. Pasidarysim pusrytukus ant pačios viršūnės ir štai mano siurprizas savo šokoladiniai vafliai. Pasaka. Va čia kažkaip reikės nusileisti ir vėl užlipti į tą viršūnę kitą. Bet bandom. Jėgų dar yra. Dar tik 9 ryto. Jau leidžiamės nuo vieno kalno. Judam link kito.
Sutikau labai fainą žmogų, labai gerai, smagiai pabendravom. Jis čia jau patyręs laipiotojas, tai pasidalino savo patirtim, o aš savo pirmų kartų pasidalinau. Geras, bet jis čia vietinis matosi. Čia kažkur darbą šalia turi. Nu, čia ta realiai pietinė pusė. Pro čia va, galima ir su vaikais, manau, ateit. Nes čia nusileisti biškį sudėtingiau, manau, vis tiek. Nes turi žiūrėt, kur koja labai dėt. O jei pasilaikant 4, tai čia labai smagus turėtų būti įlipimas į viršų. Nu kaip vaikais, 10 metų jau, manau, pajėgus būtų. Nu jei linkia va tokiem va dalykam. Nežinau, kažkur nuklydau, pro kažkurią pusę, bet lipu šitą kitą kalną jau. Čia nelabai išeis. Ieškom kelio saugesnio. Okei. O čia. O ten į viršų. Nu, dabar bent jau visai nesudėtinga atrodo. Ką čia aš lipu. Randi už ko laikytis. Ir važiuojam. Jaučiu tiesiog užsigrūdinau jau. Į 2 kalniukus įlipęs jau, žinai, sparnai užaugo. Jau viskas. O dar pagalvojus, prieš metus gerus turėjau panišką aukščio baimę. Bet tiesiog pradėjau kovoti su ją. Aišku, ir šeimos pagalba sugebėjau ją įveikti. Labai dėkingas visiems, kurie prisidėjo. Nu, čia jau rimto, reikia susikaupti. Kuprinė galėtų nekristi nuo pečių. Nu, labai ankšta. Nu, užlipau, bet jau nulipt nežinau, ar gausis. Einam savo. Biškį atsipalaiduot reik. Ne, visgi atsiimu savo žodžius. Šita tikrai sudėtingiausia atkarpa šiandien. Galvoju, kaip ją įveikti. Nes yra toks lipimas. Čia nelabai yra už kur laikytis iš tikro. Galvoju, strateguoju, kaip čia geriausia užlipti. Nes kitur grinai. Tiesiog statuma. Čia galėčiau koją kišti, bet nelabai telpa. Jis triks paskiau neatsi. O, batas biškį paplyšo. Čia normalu. Nežinokit, visgi leidžiasi. Nelabai čia mano jėgom užlipti. Štai ir nugalėjo mane kalnas. Tai pasuksiu kamerą, kad matytis, ką aš čia išdarinėjau. Bandau leistis. Nes, kaip ir sako, jei matai, kad užlipt bus galimybė, bet nulipt nebus, geriau nerizikuot, nes gali tenais ir užstrikti. Didelis šansas, kad praėjimo netgi ten yra. Nieko. Saugiai nusileist svarbu. Neskubant, nes nusileidimas tikrai daug techniškesnis. Nu, bandysim kitą maršrutą. Tokiais reikia išmanevruoti. Nusileist per naują. Gerai būtų, jei būtų rankom už kulų laikytis.
Nes nelabai net matau, kur koją dėt. Nu gerai, šitas. Tas mažiukas. Gerai. Ok, nusileidom. Pakirta mane visgi. Nieko, kitą kartą. Kitą kartą atsiminktų. Aš tave įveiksiu. Sveiki. Jo, iš tikro, šitą vietą atsimenu. Čia aną kartą labai baisu buvo. Radau visgi tą taką, kur aną kartą ėjau. Patį pirmą savo kartą į tokį kalną. Čia man šitas akmuo kabo virš mano galvos. Aš 2 metrų beveik. Nu, realiai 2 metrų. Ir jisai virš mano galvos ir man reikėjo per jį perlipti. Ir čia realiai baisiausia vieta buvo, nes aš galvojau, jeigu per šitą persikarsiu, tikrai nebenusileisiu atgal, nes jisai įsikišęs labai ir jau viskas net nebesimato iš viršaus žemės, kur tu lipsi. Tai čia panikos biškai buvo šitą vietai. Bet bandysim dabar įveikti. Čia realiai reikia atsilošus lipti, pilvą įtraukti ir prisitraukti save kažkaip įdomiai. Ar į kameros nesubražiai čia kartą, nes aną kartą išliaužiau grinai. O, gerai. Labai paprastai gavus šį kartą. Nes va, čia žemės jau nelabai pasieksi. Važiuojam toliau. Man atrodo, beveik viršūnė jau čia, kiek pamenu. Nu, dar keli įdomus etapai bus. Bet čia, sakyčiau, baisesnis atkarpas negu anam kalne. Nu, ta prasme, rimtesnis, nėra baisu, bet rimčiau miškičiau. Ypač ten, kur prieš tai buvau įklimpęs. Ten įmanoma išmanevruoti, bet nežinia, ką viršų rasi. Nes nusileisti jau neįmanoma būtų man, bent jau. Tektų sraigtasparnius kviesti. Tarp kitko, įsiaiškinau, kad visoje Anglijoje, visoje Škotijoje, Velse, visoje UK yra nemokama pagalba. Jei tu įstrigai susižeidei kalnuose, yra savanoriai, kurie su sraigtasparniais, su savo vanais atvažiuoja medikų. Tiesiog jie turi savo gyvenimą, darbus, bet aukoja ir savo laiką tiem, kas nukenčia kalnuose. Čia toks įdomus faktas, nes mane biškai šokiravo. Nes jie tiesiog, ką gauna, tai tiesiog iš aukų kitų žmonių. O čia visai nieko. Čia atsimenu ir lipam jo grinai. Tai kaip keista, visiškai nulis emocijų šį kartą. Ta prasme, negaliu patikėti. Kaip tavo protas, ta prasme, tave stabdo gyvenime visur. Jei nepradėsi kovoti su savo baimėm, su savimi, su pačiu savimi, tai nieko gyvenime ir nepatirsi. Reikia įveikti, ko bijai, ir tada atrasi tai, kas gražiausia. O tie, eina savo. Iš ten parėjau. O tie, kas per vaizdai.
Paskutinis pušas į antrą kalną. Pasistengiam. Pavarom. Dar siekiau. Šiaip ne taip. Gerai, kad ilgas rankas, kojas. Daug galiu apimt, apčiopti. Mažiau kliūčių randu. Okay. Kaip čia slysta biškį. Okay. Okay, čia įdomi atkarpa. Grinai šalia skardžio. Dar ne paskutinis pasispardymas buvo. Apsigavau. Už kalniuką dar kalniukas. Taip ir būna. Jaučiu, reikės savo balsą užsimūtint, nes grinai padusęs. O čia nelabai įsivaizduoju, kaip reikės pereit. Nes čia iš visų pusių kritimas tiesiog žemyn. Nuo šito viršaus. Jep. Gerai, ten nusigausiu, bet kaip įlipsiu. Ieškom. Ok, kažkiek išėjo nusileist. Čia kritimas žemyn tiesiog. Čia neįmanomas lipimas į viršų. Statys sieną tiesiog. Dar atsilošus. Čia nusileidimas, man atrodo, žemyn galima leistis. Gan saugiai, bet žolėjus tiek pavėsis. Turėtų būti drėgna. Šansas paslysti. Irgi pavojinga. Bandysiu čia pro šoną dar apeit. Pasižiūrėsim, gal ką rasiu. O, tik už posūkio radau dar kai ką geriau. Ta prasme, maršrutas tik gerėja. Aš nesuprantu. Tiek atradau gerų laipiojimo vietų. Eina savo. Čia aišku yra kas veikt. Reikia sugalvoti dar kaip lipt. Čia jaučiu koją dėt. Laikytis. Čia kažkur laikytis. Nu, nesinorėtų čia nudripti. Pasikabinau. Prisitraukti. Koją įkišt, kurį netelpa. Gerai, batų nepalikau. Nu, ten dar turėčiau nulipti į ką. Dar turėčiau sugebėti. Toliau pušinam. Žiūrim, kas laukia. Aha. Čia irgi biškiai keistokai atrodo viskas. Ok, persisveriam. Kur čia toliau? Stačias sienas aplinkui. Kol kas nematau galimybės eiti viršų. Čia kažkieno lygtai išmindžiata. Šitie biški tokie irgi skečiai. Suanglėjau jau biški ant galo. Leksikonas. Opa. Važiuojam. Nu, stop. Dar čia nepabaiga. Wow. Geras. Nu, okei. Užskaitau. Čia tikrai, manau, daugiau iššūkio per šitą pusę negu Traifanas. Nu, bet, kaip ir sakiau, Traifane yra daug maršrutų, į kurį papulsi. Toks bus ir sudėtingumas. Gal man kažkaip pasisekė šį kartą. Nors atrodo kaip tik eidavau specialiai nuo kelio, kad eit per tą bokštą šiaurinį. Bet nieko sudėtingo nebuvo. Gerai, iki. Štai ir pasiekėm kitą viršūnę.
Kojytės dar okei. Nu, 5 iš 10 sakyčiau. Dar į vieną tokį lipčiau, bet jau reiktų paros nejudėjimo, man atrodo, tiesiog oras pasaka, savijauta 10 iš 10, ta prasme, tiek patyriau per vieną dieną jau, na kiek net 11 turbūt ryto nėra. Bet nieko, nereikės čia užsibūt, nes ta kelionė atgal namo 4 valandas, jei nebus kamščių. Jei viskas gerai. Bet diena išeiginė tiksliau, užskaityta 100% bus. Tai va, antra viršūnė, čiak. Nežinau, ar čia man vienam, ar čia aš vienas esu pagalvojęs, tai nes jau antrą kartą šitam kalne irgi. Bet man čia toks sostų karų vaibas kažkodėl. Atrodo, ten galėtų būti tas sostas padarytas iš 1000 akmenų. Čia tas žymusis balansavimo, nežinau kaip lietuviškai išvertas, bymas. Gerą fotkę gautųsi ant viršaus. O čia dabar nesimato, reikia arčiau prieit. Bet man tai ten grinai motociklas ant pačio viršaus padėtas, toks grinai oro motociklas. Aš jau draugui sakiau prieš tai, davai sėsk ant jo, apsižiūrėk ir žiauriai gerą fotkę bus. Ta prasme, iš kitos pusės jis daug geriau matosi, parodysiu, kai ateisiu. Pažiūrėkit, va, ypač iš šitos pusės. Tiesiog kabo ore. Man tai nežinau, atrodo nesuvokiama, kaip tai galėjo susiformuoti, tiesiog toks luitas ant pačio viršaus kalno. Balansuoja ant akmenukų. Vau. Čia irgi ikoniška vieta. Geras. Kilsiu visgi į tą dar kalną, trečią. Nežinau, čia šitas gal 4 skaitasi, bet mini toks. Paskui nusileisiu ten į apačią, kilsiu į tą ir pro kitą pusę šono nusileisiu žemyn kažkaip. Pasižiūrėsim. Dar kojas laiko, tai važiuojam. Išnaudojam dieną iki maks. Jei tokia gražiai, taip lepin varai. Važiuojam tik tais. Bet realiai į šitą patį kalną, kur tas motociklas buvo, yra ir lengvesnis takelis. Pavyzdžiui, čia, kur aš dabar einu, yra ir lengvesnis nusileidimas. Aš dabar eisiu į kitą kalną, aukščiau kopsiu, bet yra nusileidimas į kitą pusę lygiai tokiu pačiu beveik takeliu. Tai nebūtina tenais kopt, kur aš kopiau pro tą pusę. Ten tik tokiem, kurie trokšta ekstremalumo biškį daugiau gyvenime. O šiaip ir į Snowdoną labai rekomenduoju, kas nebuvę, 100%. Yra labai lengvas takas, vaizdai tiesiog nerealūs, ežerai, jei toks oras nuo viršūnės dar, tai tiesiog pasaka, užlipi ir tiesiog mėgaujas. Tenais ir kavinė, ir gali alaus pasimti, jei nori. Ir yra traukinys žemyn, kuris veža. Tik nežinau, reiktų pasižiūrėti grafiko, kada jis važinėja, nes būna dienų jaučiu, kada uždaryta, netgi ir kavinė, ir traukinys, nes aš kai buvau antrą kartą užlipęs į Snowdoną, atrodo daug žmonių labai buvo, bet niekas nedirbo. Labai keista buvo, nes ir geras oras buvo, ir liktai savaitgalis, neatsimenu dabar jau. Bet nedirbo tą dieną, tai reiktų pasižiūrėti grafikus, arba tik sezonais gal jie važiuoja, nežinau. Bet tikrai rekomenduoju. O dabar tiesiog žygiuoju toliau. Susitiksim jau čia tik kalno viršūnėj, nes čia nieko daugiau apart tokių žiaurių vaizdų nebepamatysi, tai iki. Good today. Oh yeah, beautiful day, isn't it? Yeah, it's a lovely one, huh? Oh yeah. Which way are you heading? Typhon? Yeah, to Trifon, yeah. Oh, nice. And you? I just came up Okay. to the North Ridge. Yeah. It was good fun. Yeah, it's a lovely scramble. Oh yeah, lovely. Enjoy. Have a good Enjoy, day. you too. Geras, iš tikro labai graži vieta. Tenai tolumoj matosi jūra. Nežinau, ar per kamerą matysi iš tikro. Ir kitoj pusėje matosi jūra. Aš tiesiog apsuptas jūras dabar. Ežerai ir jūra. Ta prasme. Nu va šitas, aš galvoju jis biškį mažesnis, bet čia dar normaliai reikia nusileisti ir paskui užkilt ir pro kitą kampą, nu, su snikeriu viską rodau. Nu gerai, pro kitą kampą tiesiog nusileisti.
I work 4 days on and I have 4 days off. Okay. And 2 or 3 days a week, Yeah. I come back to the mountains. Oh, damn nice. So that's my enjoyment. Nice. I don't watch television, I don't watch sport. That's what you do, yeah, on your free time. It's in my head. Yeah, that's my hobby as well, but Yeah. I live quite far away, so I cannot come here every day, you know. Yeah. But It was nice because when I was a child, yeah. this was 15 minutes away from my house. Oh, damn. You know what I mean? Yeah, so it was like your everyday. Oh. But the thing is, you don't appreciate it Yeah. until you've been away. Oh, yeah. You then realize what you lost, yeah? Exactly, because it's just normal. Yeah, you just get used to it, I mean, yeah. Right. But I will always be in my heart or my head, Yeah. seeing all these views is fantastic. Yeah, I mean, it's brilliant. I come here like 3 times now, Yeah. but every time is new experience, you know, and Yeah. I love it. I absolutely love it. I'm gonna come here like 100 more times. Even if you do the same mountains all the time, Yeah, it's different every time because of the weather. yeah, exactly. The weather, the routes, you know. I chose to go on the side of the mountain here, and I see you going different way. Yeah, I mean, there's different ways to get up and down, you know. Yeah. Yeah, it's fun. Some people go down the easy way when they fall and they just go off the side. Oh yeah, that's it. Yeah, I've seen that. That's mostly over the other side though. Yeah, Glendervar. yeah. That's where the most deaths happen. That's where I came from. Yeah. Yeah, it was quite sketchy. It was over there, you know. Yeah, A lot of sketchy paths around here, believe me. yeah, on Glidafag especially. Oh my God, I found a couple dead ends and I had to turn around and jump, you know. Yeah. Yeah, Right, mate. Listen, I'm going to crack on. Then again. yeah. Enjoy. Talking to you, pal. Have a good day. Yeah. I'll probably see you again in about 20 minutes. Yeah, I guess. Gonna catch up. You're going down through. Right, listen. Yeah. I'm local. I know the real names. Are you going down by the Devil's Kitchen? Oh, I'm going up this mountain first, Oh, you're going up a guard, yeah? and on the side of the mountain I'm going down. Down the side and then down Oh yes, yes. down to the lake at the bottom. Yeah, that's what I'm planning. Nice walk, mate. Yeah, enjoy, yeah. Nice walk. Enjoy. Nice day, pal. You too. Was nice chat. Take care now. Ta prasme, kas čia buvo, aš nesuprantu. Su tuo deduku vidury kalno tenais pradėjau šnekėt, ištrauką nufilmavau, bet paskui išjungiau. Tai ten mes paskui 3 kalbėjom, jisai per vidurį, kita mergina kitam kalno gale, aš jas beveik net nemačiau ir kalbamės visi, tas, kai telekomas veikia. O dėja, gal 10 minučių stovėjom taip, tiesiog kalbėjomės, nors tiesiog galim nulipti viens pas kitą ir pasišnekėt. Įlipau. Gerai. Į tešlyną. Galim tiesiog pasišnekėt, bet tipo jau atsisveikinam. Ir mums vis tiek į kitą pačią pusę eit. Aš tą deduką dasivijau. Ir pradėjom šnekėt ir iš lėto einam kartu. Ir žodžiu, praplėpėjom gal pusę valandos, gal daugiau. Tai ten nusibuvau ant to kalno, nes ten grinai beveik nejudėjom. Bet tiek informacijos daug sužinojau, taip faina, toks fainas žmogus, papasakojo daug, iš čia vietinis. Eina savo, geras experiences, labai fainas žmogutis. Nu ir jisai čia vietinis, sakė, yra. Dirba 4 ant 4 po 12 valandų. Jam 62 metai. Ir kiekvieną savaitę ateina į šitas kalnas. Padaro bent 15-20 km iki dabar. Nors jis sakė, gyvena biškį toliau nuo čia, bet vis tiek atvažiuoja, nors ir užtrunka. Bet aišku, jisai čia užaugęs nuo mažens. Sako, jisai pripratęs buvo matytai, čia jo kasdienybė buvo į tas kalnas eit, bet kai įsikraustė biškį tolėliau, labai jam pritrūko jų ir dabar visada sugrįžta. Eina savo įdomiai. Štai pasiekta dar viena viršūnė. Jau paskutinė. Dabar vėjas nesigirdės, bet va, iš kur atėjau. Dabar tiesiog nusileidimo žemyn laukia.
link mašinos, na kokie 5 kilometrai. Ir būsim vietoj. Dabar 9:30, pradėjau 7 ryto. Tai visai smagiai. Jo, dar ir pamečiau jūs. Dabar turiu nusileisti va to takelio palei pakraščius ir nueiti atgal į Trifano galą. Tenais ežero pačiam gale. Mano mašina laukia. Yra kas veikti. Čia toks linksmesnis ruožas, tai su maniau pafilmuosiu biškį. Nes per daug mėgaujuos tiesiog. Šitą takelį labai rekomenduočiau. Kas tiesiog nori pasivaikščioti lengvai. Na, aišku, reikės vis tiek užlipti viršų, bet labai paprastas takelis. Bet kas galėtų užlipti. 3 metų vaiką mačiau, vedęs į šeimą, eina savo. Tiesiog. Skrendam tiesiog. Toj būsinio kalnų ėjikas su bėgikas, man atrodo. Prasidės čia. Kablys. Būsiu tik tai aplink kalnas. Palapiniai gyvensiu turbūt, kad geresnis priėjimas būtų. Nu, žinokit, nustebino biškį. Parkingai perpildyti visgi. Antros dienos pusėj. Tai po pirmos visi pradėjo rinktis. Aš jau baiginėjau maršrutą, bet matau čia mašinų bet kiek prisirinko. Ir šiaip ant paskutinės viršūnės labai daug žmonių jau sutikau. Ant pirmų 2 tik po vieną kitą. O ant paskutinės ten grupėm, kas po vieną, kas po 10, 15 žmonių, nu, ten jau gerai buvo veiksmo. Bet va, jau atėjau atgal, netoli mašinos. Važiuosim namo. Tai va, pasiekiau mašiną visgi. Sveikas gyvas. Geras. Atrodo, įsijungia antras kvėpavimas net, kai leidausi žemyn ir dabar vėl energijos kupinas. Nes kai lipau į tą paskutinį kalną, jau biškį buvo ant kojyčių jautėsi ir tai biškį emociškai pakirtė. Bet vėlgi sutikau pakeliai daug gerų žmonių, daug įdomių interaktionų buvo. Tai pasikalbėjom, pabūstina energiją, emociją gerą. Sustojau ant tavo viršutinio kalno, pasigrožėjau vaizdais ir atsigavau pilnai. Ir tiesiog nubėgau per valandą, jau čia grįžau nuo to paskutinio kalno. Labai gerai gavosi. O dabar padėsiu jūs ten, nuo kur viskas prasidėjo. Geros dienos.